Sveiki visi, jūs esate CryptoArt YouTube kanale ir šiandien mes pakalbėsime apie rinką, pažiūrėsime, ko mes iš jos galime tikėtis toliau, bet kokiu atveju dabar ateina jau savaitgalis ir šiek tiek volatilumas rinko turėtų būti mažesnis kaip ir įprasta. Nepamirškite paspausti like ir subscribe mygtuką bei parašyti savo mintys komentare. Prieš pradedant žiūrėti šitą video kviečiame kiekvieną iš jūsų turėti paskyrą vienoje iš mūsų rekomenduojamų biržų, tai yra Bybitas ir VEX. Į šias dvi kriptovaliutų biržos registracijos nuorodą jūs galite rasti šio video aprašyme. Čia yra Bybito ir VEX ir mes turime kiekvienai kriptovaliutos biržui atskirą video mūsų YouTube kanale. Jeigu norite užsiregistruoti į Bybitą, tai spaudžiame mūsų registracijos nuorodą štai čia ir mes atsirandame štai tokiam lange ir čia būtinai reikia tikrinti, kur yra referral code, kad būtų parašytas žodis Arktika. Jeigu jūs norėsite registruotis per telefoną, tai užtenka parašyti referral code žodis Arktika ir tada spaudžiame registracijos mygtuką. Čia matote, kokius jūs bonusus gausite nuo mūsų ir Bybitą aš labiau naudoju spot prekybai ir šiek tiek spekuliavimo tikslams. O jeigu jūs norite prekiauti be tapatybės patvirtinimo, tai yra be KYC, tada jūs užsiregistruokite pagal mūsų duotą nuorodą į VEX kriptovaliutų biržą. Tai spaudžiame štai čia ir atsirandame štai tokiam lange ir būtinai tikrin, kad būtų parašytas referral code žodis Arktika. Noriu paminėti, kas užsiregistruos pagal mūsų duotas nuorodas arba pagal referral code Arktika. Parašykite mūsų administratoriui, kad jūs užsiregistravote pagal mūsų registracijos nuorodą ir atsiųskite jūsų UID. Jūs gausite daug įvairiausių bonusų nuo mūsų ir galėsite gauti nuolaidą prisijungiant prie mūsų uždaros bendruomenės. Kaip ir visada pradėkime nuo Bitcoino grafiko, bet dabar mes pažiūrėsime šiek tiek globaliai, nežiūrėsime lokalių situacijų, bet lokaliai viskas išlieka tas pats ir greitai ir trumpai aš jums parodysiu, bet dabar mes štai čia matome, kad čia buvo štai toks bull flagas, mes jį čia pramušėme, vėl buvo impulsas ir vėl atsistojame į kanalą ir čia yra konsolidacija, mes jį matome daugmaž štai taip, aš esu jums rodęs, kaip atrodo tai lokaliai ir greitai vėl parodysiu, bet čia mes matome, kad yra trikampio modulis ir tai reiškia, kad kaina spaudžiasi ir formuoja bull flagą. Ką reiškia bull flagas, tai tikriausiai visi jau žinote ir pats pavadinimas sako už save, tai mes galime štai čia tikėtis, kad yra didesnė tikimybė, kad mes gausime pramušimą, galimai bus kažkoks retestas ir trendas gali tęstis toliau. Taip pat aš jums dar parodysiu kitokį grafiką ir mes pažiūrėsime dar Bitcoino gapus ir pažiūrėsime, ar yra įmanoma mums nueiti ir uždaryti tą gapą. Tai čia mes turime štai tokį vaizdą, buvo štai čia geras impulsas, buvo konsolidacija, šoninis judėjimas, bull flagas, pramušimas, impulsas, vėl konsolidacija ir vėl turėtų būti pramušimas ir mes turėtume eiti toliau ir tęsti savo trendą. Bet kokiu atveju jūs turite stebėti štai šitą kainos spaudimą ir žiūrėti, į kokią pusę bus pramušimas. Dar trumpai noriu jums parodyti, kaip atrodo lokaliai. Tai lokaliai nieko kaip ir nepasikeitė. Yra štai toks trikampio modulis, turime labai aiškų kanalą ir mes jį matome štai čia ir dabar matome, kad kaina spaudžiasi ir neduoda nueiti aukščiau arba žemiau nei yra šitos trendo linijos. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad greitų metų gali būti impulsas į bet kurią pusę ir mes turime jį stebėti. Bet dar kartą noriu paminėti, kad ateina savaitgalis ir gali suveikti štai toks scenarius, kad mes konsoliduosime toliau ir reikės šiek tiek šitą modulį pataisyti. Daugmaž jis gali atrodyti štai čia. Ir matome, kad čia dar yra vietos tolimesniam šoniam judėjimui. Tai šitą jūs turite įsivertinti ir būtinai stebėti. Ir jeigu atsitiks taip, kad mes pramušime ne į viršų, neužteks jėgos ir bus mažos apimtys, tai mes tada eisime testuoti štai šitą kanalo ribą, čia yra apatinio kanalo riba ir jeigu mes ją pramušime, tai aišku mes labai lengvai uždarysime gapą ir toj pasakysiu, kas bus su altcoinas, pažiūrėsime į Bitcoin dominaciją ir pabandysime susidėti savo planą, nes jeigu įvyks štai toks kritimas, tikrai galime bandyti užgauti altcoinus, gerus entry taškus ir pasimti pakankamai gerą profitą. Tai čia yra lokaliai, apie lokalią situaciją jūs jau viską žinote, aš jums esu pasakojęs ir čia nieko nepasikeitė ir dabar keliaukime toliau. Štai čia yra grafikas, kur mes galime pamatyti Bitcoino gapus ir mes turime štai čia gapą ir mes turėjome štai čia gapą ir mes matome, kad kažkiek yra panašumų. Mes padarėme štai čia gapą ir atsistojame į šoninį judėjimą, tai yra į konsolidaciją ir dabar mes turime štai čia bull flagą.
Ir labai panašiai situacija buvo štai čia. Mes irgi matome, kad buvo impulsas, šoninis judėjimas, čia irgi galim buvo nubrėžti tokį bull flagą ir vėl impulsas į viršų ir mes tiesiog tęsime trendą toliau. Ir dabar irgi yra labai panašiai situacija ir jūs turite stebėti svarbias zonas, apie kurias mes dabar ir kalbame. Tai kaip ir minėjau prieš tai, kad jeigu mes pramušime štai šitą trendo liniją arba kanalo apatinę ribą, mes labai lengvai nueisime ir uždarysime gapą. Iki kur mes galime kristi, jūs irgi žinote, mes apie tai kalbėjome, bet aš jums greitai dar kartą tai parodysiu. Dabar norėsiu jums parodyti savaitinį grafiką ir pasakyti, į ką reikia atkreipti dėmesį ir mes turėsime stebėti, kaip užsidarys Bitcoino savaitinė žvakė ir ar čia nesigaus joks feikautas. Štai čia yra Bitcoino savaitinis grafikas ir mes matome štai tokį grafiką, tai apie šitą grafiką esu kalbėjęs labai daug, ką reiškia šitą trendo liniją esu sakęs jau praeitam video, tai nenoriu kartotis ir užimti jūsų laiko. Tai dabar, jeigu mes šiek tiek priartinsime grafiką, mes turime stebėti, kaip užsidarys savaitinė žvakė. Nes mums štai šita žvakė, jinai yra štai čia, jinai yra pilka, galimai šiek tiek blogai matosi, bet mums jinai pasako, kad kol kas jėgos nėra, kaina sustojo ir mes galime matyti arba šoninį judėjimą, arba nueisime žemiau ir čia gausis labai gražus feikautas. Jeigu mes įsijungsime indikatorius, tai mes matome labai dvi panašias situacijas ir čia buvo du divergence'ai ir jie labai yra panašus. Tai kol kas, kaip matome, šitas divergence'as neveikia, bet jūs turite stebėti, kaip užsidaro savaitinė žvakė ir jeigu mes nueisime žemiau, tai tikriausiai čia yra feikautas ir mes pamatysime tolimesnę korekciją. Kalbant apie divergence'us, aš noriu jums parodyti vienos dienos time frame ir pažiūrėti, ką mes matome ten. Štai čia mes turime dienos grafiką, įsijungime indikatorius ir mes galime išvelgti, kad čia yra šiek toks silpnumas, bet mums reikia stebėti, ar jis suveiks ar ne ir mes galime daugmaž štai taip nusibraižyti. Tai ką mes čia matome, galimai ne visi suprato, tai trumpai paaiškinsiu. Yra štai šita banga, yra prieš tai esanti banga, kuri yra žemesnė, bet indikatoriai rodo visiškai priešingą situaciją ir tai sudaro divergence'ą, kuris mums pasako, kad yra trendo silpnumas. Čia divergence'as nėra labai stiprus, bet vėlgi jis yra ir mes turime jį stebėti, ar mums pavyks pramušti štai šitą bull flagą ir tęsti tolimesnį trendą. Jeigu mes žiūrėsime štai šitą Bitcoino grafiką, čia yra savaitinis time frame'as ir mes matome, kad kol kas bet kokiu atveju Bitcoinas yra didėjančiame trende ir su tuo yra viskas gerai. Jeigu mes nueisime į dienos time frame'ą, mes lygiai tą patį matome ir čia. Ir ką noriu pasakyti, kad jeigu mums nepavyks pramušti bull flago ir mes keliausime žemiau nei yra lokalus kanalas uždaryti gapo, tai mes galime tikėtis, kad daugmaž iki šitos zonos mes pamatysime kritimą. Tai tiek apie Bitcoiną, stebėkite svarbias zonas, o toliau keliausime prie Bitcoin dominacijos ir trumpai pažiūrėsime, kas ten vyksta ir kaip jinai juda. Tai čia yra Bitcoin dominacijos savaitinis grafikas ir čia yra labai viskas aiškiai, tai mes galime nusibrėžti daugmaž štai tokią trendo liniją, arba mes turime štai šitą indikatorių ir mes galime pažiūrėti, kaip puikiai atidirba, nes mes nuėjome iki apatinės jo dalies ir gavome atšokimo reakciją. Ir aišku, visi altcoinai šiek tiek pakrito, tai buvo lokalus kritimas ir kol kas nėra jokių priežasčių dėl to jaudintis, nes čia nėra kažkokia labai didelė korekcija. Tikrai paskutiniu metu buvo pakankamai didelis altcoinų augimas, tai kažkokia korekcija čia yra normalu, nes bet kokiu atveju visi grafikai, visi altcoinai ir aktyvai juda bangom, tai būna augimas, būna kritimas, tada vėl augimas, vėl kritimas ir panašiai. Tai visą laiką juda daugmaž štai taip. Tai turi būti bangos ir mes tada jau galime pagal tas bangas kažką pasakyti. Tai čia ateina techninė analizė, leveliai ir panašiai, bet apie tai šiek tiek vėliau. Jeigu mes žiūrėsime štai šitą Bitcoin dominacijos grafiką, tai čia yra viskas irgi labai aiškiai, kai tik bus štai čia pramušimas, aišku, turėtų būti impulsas, kaina dar gali sugrįžti, padaryti retestą ir tik tada eiti į apačią ir štai čia bus tas visų laukiamas altseasonus ir tikrai altcoinai parodys savo potencialą. Bet kol kas mes matome, kad šita zona, šita trendo linija, tiek palaikymo zona labai puikiai atidirbo ir galime šiek tiek pažiūrėti lokaliai, kaip viskas atrodo. Tai štai čia buvo atšokimas ir čia, kaip ir minėjau, reikia stebėti, ar tik nesigauš štai tokia V arba U formacija. Matome, buvo štai čia, matome, kad buvo ir dar štai
štai čia, tai kol kas labai panašu į V arba U formaciją, tai reikia stebėti, ar Bitcoin dominacijai pavyks pramušti štai šitą palaikymo zoną. Dabar galimai tai jau bus pasipriešinimo zona, bet kad tai suprasti, mums reikia stebėti, kokia bus reakcija ir kol kas matome, kad čia yra lokaliai atšokimo reakcija ir nepavyksta pramušti. Tai būtent dėl šitos priežasties, kad Bitcoin dominacija parodė tai tokį atšokimą, čia yra lokalus atšokimas, mes pamatėme, kad visa rinka raudonavo, nes pats Bitcoinas nekrito, bet jeigu dar ir kristų štai šitoje vietoje Bitcoinas, tai tikrai būtų jau labai gili korekcija. Tai štai čia kaip ir viskas aišku, aš jums pasakiau, į kokias zonas jūs turite atkreipti dėmesį, jūs galite jas savo nusibraižyti ir jūs galite pagal tai prekiauti arba bent jau stebėti iš šono. Aš noriu parodyti, kaip mums sekasi mūsų uždaroje bendruomenė ir šiek tiek duoti jums tipsų, ką jūs galite ieškoti ir kaip reikia prekiauti tam tikras situacijas. Tai visų pirma noriu paminėti, kad mes mūsų uždaroje bendruomenė kiekvieną dieną rašom rinkos apžvalgas ir mes bandome jums duoti informaciją, kad jūs suprastume, ko galime tikėtis tiek lokaliai, tiek globaliai, kad pagal tai galėtume prekiauti ir savarankiškai. Toliau trumpai parodysiu mūsų paskutinius rezultatus ir parodysiu, ką mes prekiaujame ir kokiu būdu atsidarinėjame sandorius. Štai čia yra trading ideas ir šitoje vietoje mes dalinamės įvairiais setupais. Kartais tie setupai būna labai greiti, nes mes įmetame kažkokį grafiką ir sakome, kad galimai bus toj impulsas ir galime bandyti pasimti entry tašką ant pramušimo. Tai štai čia yra pengų, matome yra štai toks profitas, buvo labai greitas sandoris ir čia buvo būtent tokia situacija, kad mes bandėme pasimti ant pramušimo ir mes matome štai čia zoną, kurioje mes nurodėme, kad čia gali būti reakcija ir bent jau verta atkreipti dėmesį ir galime pasimti entry tašką su mažu stop lossu. Ir aišku, matome štai čia yra toks rezultatas. Toliau matome yra moneta UX link, tai galime pažiūrėti, koks buvo setupas. Tai setupas buvo paprastas, tai kaina štai šitoje vietoje spaudėsi prie pasipriešinimo levelio, prie pasipriešinimo zonų ir mes tiesiog nusistatėme limit orderį ir naktį jį sėkmingai paėmė ir iškart matome, koks gausi rezultatas. Ir rezultatas jis yra štai čia. Čia aš uždariau rankiniu būdu, bet vėliau buvo ir take profitas sudarė šiek tiek daugiau nei 20% ir vėliau galėsime pažiūrėti grafike, kaip tai atrodė. Ir čia jūs matote daug įvairiausių setupų, tai gali būti kažkokios lokalios situacijos, yra ir pagal savaitinį grafiką ir panašiai. Tai čia mes dalinamės įvairiais setupais, kad žmonės galėtų patys bandyti prekiauti ir kartais, kaip pastebėjote, aš pats nustatau, kur yra take profitas, kur yra entry taškas ir kur yra stop lossas. Toliau mes turime future sandorius, tai čia aš dalinuosi ten, kur aš pats užeinu ir dalinuosi, kokius aš entry taškus dedu, kokius take profitus, kokius stop lossus ir ką vėliau darau su sandoriu. Tai paskutinis sandoris yra SPX, buvo tikrai labai gražus sandoris, nes jūs matote štai čia tokią pasipriešinimo zoną ir čia yra kaip ir levelis. Aš dar nueisiu prie grafikų ir pabandysiu jums paaiškinti, kaip šitie setupai veikia ir kodėl yra labai svarbus leveliai prekyboje. Tai štai čia jūs matote, kad yra limit orderis nustatytas prie pat zonos viršaus, tai čia yra levelis ir šitas setupas vadinamas false breakas. Kas yra false breakas, aš esu aiškinęs, bet dar nueisim prie grafikų ir trumpai pabandysiu jums paaiškinti, kad jūs žinotume, kas tai yra ir galimai jūs pabandysite pasiimti savo sandorį pagal šitą setupą. Na ir toliau jūs matote daug įvairiausių dar sandorių ir štai čia būna tokių atvejų, kai mes užsidedam kažkokį limit orderį ir tiesiog kaina nenueina iki mūsų limit orderį, mes negauname entry taško, tai tiesiog vėliau nuimam tą limit orderį ir ieškome kitų formacijų, kitų setupų. Tai visus kviečiu prisijungti prie mūsų uždaros bendruomenės, taip pat mes dalinamės ir spot prekybą, tai yra ką galima nusipirkti į spot prekybą, dalinuosi setupais, sakau, kas gali būti, į ką reikia atkreipti dėmesį ir kokios yra svarbios zonos, kad jūs galėtume bent jau turėti kažkokį suvokimą, kaip reaguoti, jeigu kaina eina į tam tikrą pusę. Tai štai čia mes turime SPX monetą ir trumpai noriu paaiškinti, ką reiškia false breakas. Tai false breakas yra, tarkime, štai čia turime tokį levelį, kaina nueina iki šito levelio ir grįžta atgal. Tai čia yra false breakas ir kai šitoj vietoje yra kaina, tai kiti žmonės, kiti prekiautojai bando pasimti long poziciją ir nustato savo stop lossą šiek tiek žemiau nei yra pats levelis ir dėl to čia vadinasi false breakas, nes mums nepavyksta pramušti. Čia surinkam stop
plusus tų žmonių, kurie štai čia atsidarė long poziciją, kiti žmonės žino, ką reiškia false breakas ir atsidaro štai čia short sandorį ir mes gauname labai gražų impulsą. Tai tokias situacijas tikrai galima prekiauti, bet false breakai būna įvairių rūšių ir apie tai jūs galite sužinoti Arktika Academy. Taip pat mes turime ir nemokamus mokymus, tai galite bet kas iš jūsų praeiti, pasižiūrėti ir jūs jau žinosite, ką reiškia levelis, kaip jį atskirti, koks jis yra stiprus, koks ne, kaip reikia prekiauti ir dar daug įvairiausių dalykų. Tai visas nuorodas jūs rasite šio video aprašyme, tiesiog paspauskite, užeikite ir pradėkite mokytis, kad neprarasti savo pinigų, nes bet kokiu atveju jūs turite išmokti pradžioj išsaugoti savo depozitą, o vėliau jį jau tik didinti. Tai dar trumpai noriu parodyti, kaip atrodo mūsų Arktika Academy, nesu prieš tai rodęs, tai čia yra mūsų svetainė, čia galite rasti papildomos informacijos apie pačią mokymo programą, apie nemokamus mokymus, tai čia jūs galite užsirašyti į mokymus, pasiskaityti, matote visą informaciją apie pačią mokymo programą ir galite štai čia dar pasižiūrėti mūsų webinarą, tai čia aš pasakoju savo prekybos kelią, nuo ko pradėjau, su kokiais sunkumais aš susidūriau, tai tikrai kam aktualu galite pasižiūrėti ir tada apačioje štai čia rasite kiekvieną modulį, kuris įeina į mūsų mokymo programą, galite paspausti, pasiskaityti, kas įeina ir tada galite jau nuspręsti, ką jums daryti, bet pradžiai jūs galite užsiregistruoti į mūsų nemokamus mokymus ir ten rasti jau naudingos informacijos savo. Tai tikiuosi video gavosi naudingas, mes pažiūrėjome, ko mes galime tikėtis toliau iš rinkos, tai būtinai stebėkite savaitinį grafiką ir stebėkite visas zonas, apie kurias mes kalbėjome, ypač bull flago formaciją, nes jeigu jinai pasiteisins, mes galime gauti pakankamai gerą impulsą ir mes galime pažiūrėti, į kur galime tikėtis to impulso, tai jis yra maždaug iki $128 000 už vieną bitkoiną pagal techninę analizę, bet kaip taisyklė, bent jau iš savo patirties galiu pasakyti, kad šiek tiek būna mažiau ir tai yra maždaug 20-30% mažiau nei sako techninė analizė, nes tiesiog neužtenka energijos nueiti iki idealaus tikslo. Tai tikiuosi video jums patiko, nepamirškite paspausti like ir subscribe mygtuką, parašyti savo mintys komentarę, prisijungti prie mūsų nemokamos Telegram grupės ir kas norite galite prisijungti prie mūsų uždaros bendruomenės ir prekiauti kartu su mumis. Iki greito.